Evangelija pagal Joną, 14 skyrius, 15 eilutė iki pat 26 eilutės, tai mums priminimas apie tai, ką mums yra pažadėjęs viešpats Jėzus Kristus. Prieš 50 dienų mes šventėme patį pagrindinį žmonijos įvykį, tai yra Kristaus prisikėlimo iš mirties įvykį, kai tėvas prikelia savo viengimį sūnų Jėzų Kristų, kurį mes žmonės nužudėm. Pabrėžiu tą žodelį mes, nekaltinu žydų, kurie organizavo tą politinę akciją prieš Jėzų, nekaltinu romėnų, kurie įvykdė šitą sumanytą egzekuciją, nekaltinu tų žmonių, kurie per Palmių sekmadienį šaukė Ozaną Dovydo sūnui, klojo savo apsiaustus, dėjo palmių šakeles, džiūgavo ir žadėjo prabalsuoti už Jėzų Kristų kaip už jų lyderį, būsimą Mesiją ir karalių. Kalba vyksta apie kiekvieną iš mūsų, nes žmogus, kuris daro nuodėmę, jisai pasirašo savo mirties nuosprendį, kadangi Dievas, kuris sukūrė šį pasaulį, Dievas tai reiškia švenčiausioji trejybė, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, jie, kai kūrė žemę, jie instaliavo, naudoju tokį tarptautinį žodį, instaliavo jų tvarkos programėlę, kurioje parašyta: už nuodėmę yra mirtis. Mes žmonės galime gudrauti, galime teisinti, sakyti, bet už mažą nuodėmę, tai gal ne? Už didelę sutinkam. Jeigu ten, žinai, jau kažką jau tokio padarysi, bet už nuodėmę, tai galbūt susitarsim. Turiu nuliūdinti, neparašyta už mažą ar didelę, už nuodėmę. Arba tokia bus, ar tokia. Skirtumo jokio. Į dangų neįsi. O jeigu neįsi į dangų, tai kur tu būsi tada? Jeigu esi už dangaus vartų, tau nepasisekė. Taigi įvyko toksai įvykis. Viešpats Jėzus, kuris vienintelis ir laikosi savo parašytų žaidimo taisyklių, jisai matydamas, kad mes žmonės esam neįgalūs gyventi be nuodėmės, jis pats tada prisiėmė mūsų prigimtį pavidalą, tapo viskuom į mus panašus, išskyrus nuodėmę, ir sumokėjo už mus savo gyvybės ir kraujo kainą. Išpildė tą eilutę švento rašto: už nuodėmę yra mirtis. Ir štai Jėzus pažada, sako: brangus mano mokiniai. Kai kalba apie mokinius, kalba ne apie studentus. Tikriausiai jūs, kurie mokėtės universitetuose, žinote, kuom skiriasi mokinys nuo studento. Studentai mokosi dėl pažymio, jie ir egzaminam ruošiasi paskutinę dieną. Mokinys, jisai seka paskui mokytoją, jisai gilinasi, jam įdomus jo mokytojo gyvenimas, ką mokytojas skaito, kuom domisi, kokią muziką klauso, kas jam patinka, kaip jisai sportuoja ar nesportuoja, kas jo hobis. Įsivaizduojat, kiek daug nuostabių dalykų, jeigu aš seku paskui mokytoją. Taigi jisai kreipiasi ne į studentus, ne į tą pilką masę, kurie neturi nuomonės. Jis kreipiasi į mokinius. Mokinys, kuris klausosi, ką sako mokytoja, išplėtęs akis ir ausis, gaudo kiekvieną žodį, gal net kažkur tai fiksuoja, savo išmaniam telefone daro įrašą, po mišių peržiūri tikriausiai kažkur tai YouTube kanale
kas buvo, kad nepraleist nei vieno žodžio. Tai jis kalba mokiniams. Ir štai apie ką jisai sako šiandien. Jisai žadėjo, sako, jeigu mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Dabar, kad jūs mane mylėtumėte ir laikytumėtės mano įsakymų, reikalinga įgalinti manyje esančias šventosios dvasios dovanas. Tai reiškia, tą krikšto sakramento metu gautą malonę. Ar jūs žinote, kad kai kunigai jūs pakrikštijo, taip pat ir mane, kada krikštijo mažą, kunigai mus patepė 2 aliejais. Dėl to mes esam pateptieji. Graikų kalboje pagal Bibliją esame visi Kristos. Kristos arba hebrajiškai Mešijach. Esam mesijai, mesijos, esame tie vadinami Kristai. Aš esu Kristus, jūs, kuriuose esate kristietės, būtų galim taip sakyti, gerėtės kristietės. Tai va. Ir mes esame patepti. O ką tai reiškia? Aš puikiai atsimenu, kai krikštijam mažus vaikus ar didelius suaugusius, mes tariam tokį žodį, kad esi patepamas ir pilam krizmos aliejų ant galvos, tokį kvepiantį ir sakom, esi patepamas šiuo krizmos aliejumi ir gauni kokias dovanas. Karališkąją įsūnystę. Ką tai reiškia? Nei vieno iš jūsų nebėra nekilmingo. Vadinasi, tampame visi princais ir princesėm. Wow. Karališkąją kunigystę. Įsidėmėjot, mokiniai? Antras, gaunate karališkąją kunigystę. Sveiki atvykę į mišias. Esate kunigai ir kunigės. Žinojot šitą dalyką? Sveiki atvykę į realybę. Per sekmines bent jau. Ir gaunate 3 dovaną. Esate pranašai ir pranašės. Tai nereiškia, kad dabar iš po mišių grįžę atidarysit naują kažkokį tai pranašų arba burtų saloną ir pranašausit, verslą atidarysit. Nesistengit, nieko neišeis. Bet kad jūs esate gavę pranašų dovaną, ar tą žinojote? Ar kada nors pranašavote savo mylimajam arba mylimajai? Tėveliai, ar jūs pranašaujate savo vaikams, o jūs vaikai pakrikštytieji? Ar pranašaujate vienas kitam? Pasakysiu tokie tarp skliaustelių, nors ir šiandien šventė, kad jūs patys to net nežinodami, turėdami pranašo galę, jūs pranašaujate, jeigu supykę, pasakote keiksmažodį savo artimam žmogui. Noriu, kad išgirstumėt tėčiai ir mamos. Jūsų žodžiai ypatinga turi galę. Ir jeigu tu esi tėtis ir mama ir pasakei užpykęs savo vaikui kokį nors labai negražų žodį, turintis galę, pranašystės galę, jūs tam vaikui išpranašaujate tam tikras pasekmes, o paskui stebitės, kodėl mano vaikas toks. Jūs, kurie esate vyrai, ir jeigu jūs užpykę ant savo žmonos, pasiuntėte savo žmoną ne ko nors nupirkti, bet paskui rusų laivą, tai jūs nesistebėkite, kad pasekmės yra tokios, kad padėtis namuose yra nebevaldoma. O jūs, brangios žmonos, gavę pranašystės dovaną, jeigu jūs irgi savo vyrą pasiuntėt į kitą laivą, nesistebėkite, kad jūsų namuose pragaras. Ir jūs, vaikai, kurie esat pasakę savo tėveliams kokį nors negražų žodį, būdami pakrikštyti, jūs turite irgi galę. Todėl nesistebėkit, kad, kaip sako viešpats Jėzus, ką sėjam, tą ir pjaunam. Šiandien Jėzus primena,
jeigu mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Taigi mes nesame įgalūs savo jėgoms mylėti. Parodykit man bent vieną žmogų, kuris gali valdyti meilės dovaną. Pavyzdžiui, jeigu dabar pasakysiu jums, sesė, koks jūsų vardas? Veronika. Labai gražus. Vera ikona, tikroji ikona. Taigi, Veronika, jeigu aš jums dabar įsakysiu, mylėk mane, pagal tą dainą, ir netgi treptelsiu koją, įsakau tau mane mylėti. Ir kągi, kad ir būdama Veronika, jūs esate neįgali įjungti kažkokį tai programėlį ir tuoj pat apsipiltumėt ašarom ir meilę man. Jeigu, štai matau Onutę, jeigu Onutė dabar pakilusi savo autoritetu ir kaip krikščionė ir katalikė tikra mokinė, įsakytų, broli Pauliau, įsakau tau pamilti, visus šitos žmonės. Ir netgi jeigu treptelsi kitą koją, nieko greičiausiai neišeis, kadangi Dievas yra meilė. Meilės negalima per prievartą kam nors užkabinti. Tad reikalinga malonė. Todėl jis sako, jeigu mane mylite, aš negaliu, net jeigu turiu tas visas dovanas gavęs Krikšto sakramento metu, jeigu nesu įgalintas, jeigu tos dovanos neaktyvuotos, aš ir lieku toksai, kaip tasai garsusis dronas. Kažkur ten kaimyniniai šaly, kuris aktyvavosi ir padarė kai kam problemų. Manęs neįmanoma aktyvuoti be Dievo malonės įsakymų. Ir tas įsakymas yra štai čia. Sako, aš paprašysiu Tėvą, kad jis aktyvuotų manyje visas šventosios dvasios dovanas ir ypatingai dovaną mylėti. Ši dovana mylėti, jinai nesuveiks be šventosios dvasios. Ir sako Jėzus, tad prašysiu Tėvą, kad įduotų jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tai reiškia, kad ta šventosios dvasios esybė, dovana liktų manyje. Jeigu aš jūsų paklausčiau, ar žinote, kur gyvena šventoji dvasia, jos koordinatės, šiandien klausėmės antrajame skaitinėje apie kūną su daug narių, mano kūne, kaip jūs manot, kurioj vietoj gyvena šventoji dvasia? Ne visai. Turime garsų paveikslą gailestingumo. Ten šviesa trykšta ne iš širdies, iš kažkur kitur. Įsižiūrėkit, kaip busit namuose. Prisimenat, kaip mokėmės daryti kryžiaus ženklą, kur dedate ranką, savo kairę ranką, kai sakote aš. Juk ne prie širdies dedat. Dedat labai labai intuityviai ten, kur sklinda meilė. Štai čia. Va čia ties saulės rezginiu, ties šviesa, sakykim taip, simboliškai yra šventosios dvasios sostas. Va čia šviesa. Ir sako, duosiu jums tą globėją, kad liktų su jumis per amžius. Pavartoja tokį žodį globėjas ir netgi porą sykių sako, kad o globėjas šventoji dvasia, kuri mano vardu tėvas atsiųs, ji išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums sakęs. Čia pavartotas žodis graikų kalboj paraklitus. Tai reiškia advokatas. Žinote, ką reiškia Jėzaus laikais advokatas? Tai ne ta pati, ką reiškia šiais laikais. Teismo proceso metu, kalbam apie Jėzaus laikus, apie Romos teisę. Advokatas tylėdavo,
jis neturėjo jokio žodžio. Vienintelis, kuris teismo proceso metu tai kalbėdavo teisėjas, kuris ir nuteisė. Ką daro advokatas, tas paraklitos? Tai yra toks asmuo, kuris stovi tam teisėjui, nuo kurio viskas priklausys, ties ausimi ir jam tyliai į ausį patarinėja. Punktas toks ir toks, straipsnis toks ir toksai, tu negali jų nuteisti. Jūs viršite savo įgaliojimus teisėjų. Ir teisėjas klauso, ką jam ten sako šventoji dvasia, primena visus niuansus teisėsaugos ir visų teisės aktų. Jinai primena kiekvieną punktą, ką teisėjas gali ir ko negali. Teisėjas turi laisvą valią, gali klausyti paraklitus arba neklausyti tą, ką darom ir mes. Jūs atkreipkite dėmesį, kaip mes elgiamės. Parodykit man nors vieną žmogų, kuris nebuvo teisėjas kieno nors. Juk mes teisiam, mes kritikuojam, mes vertinam kitą, jis vertas arba nevertas mano dėmesio arba mano patiktuko. Argi ne taip? O ką sako šventoji dvasia? Neteiskite, kad patys nebūtume teisiami. Ką mes darom šventai dvasiai? Eik šalin. Mes kai tą paukštį balandį nuvėjam lauk. Eik šalin. Netrukdyk. Aš dabar pasielgsiu, kaip aš noriu. Ir mes, jeigu neklausom paraklitos, mes esame ir toliau neįgalūs mylėti Jėzus, o tai reiškia laikytis visų 10 Dievo įsakymų. Tad finalas. Ką galime šiandien pasimokyti iš ką tik girdėto Dievo žodžio? Paprastas ir kartu nepaprastas dalykas. Kiekvieną dieną, pravėrę akis, ištarkite sveikinimo žodį šventai dvasiai. Labas rytas, šventoji dvasia. Matau, kad vis dar yra rytas, artėjam prie vidudienio. Galim visi kartu ištarti labas rytas, šventoji dvasia. Ateik šventoji dvasia į mano širdį. Ateik šventoji dvasia į mano širdį. Primink man viską, ką Jėzus mokė. Primink man viską, ką Jėzus mokė. Kad tave, Jėzau, mylėčiau, ir būčiau įgalus laikytis tavo įsakymų. Amen. Aleliuja.